Sveiki, aš esu mama Ramunė, mano profesija yra psichologija ir šiandien noriu pasidalinti labiau gal net kaip savo profesijos atstovė tam tikromis įžvalgomis apie testavimą. Visai neseniai mačiausi su draugėmis, kurių vaikai ketina eiti į 1 klasę. Ir tiesiog apstulbau, kas per testavimo epidemiją yra paplitusi, greičiausiai, kad visoje Lietuvoje, kai vaikai nepažįstami. Vaikai ateina pas naujas mokytojas, pas būsimas pirmokų mokytojas, pasirodo pirmos pažinties metu su vaikais, mokytojas duoda įvairius testus, kad galėtų susipažinti su vaikais, taip ir aiškinama tėvam tą situaciją. Taigi mano tinklaraštyje psichologė.ramunė.lt be lietuvybių yra toksai mini įrašas, pasidalinimas mano pamąstymais, koks galėtų būti tas pirmas susitikimas su vaikais, kurių mes nepažįstame ir su kuriais bendrausime artimiausius 4 metus. Ir juo labiau dar prieš vasarą, kaip juos sutikti, kaip juos išlydėti, fantazijos reikalas. Ir manau, tikrai nuo mokytojo meistriškumo priklauso, kaip tos vaikus sutinka. Aš norėčiau gal tokius punktelius akcentuoti. Visų pirma, kas yra testai. Yra pateikiami vaikams tam tikri, pavyzdžiui, labirintai, kurie yra be konteksto visiškai. Sakykime, 2 kažkokie labirintai, neaišku iš viso, kam tas testas buvo skirtas, kaip jisai buvo standartizuotas. Ir prašoma, pavyzdžiui, vaikų tos 2 labirintus praeiti per minutę. Bet yra, ne taip prašoma vaikų, o yra vienam ir tam pačiam lape nupiešti 2 labirintai ir vaikas, kuris moka skaityti, gali perskaityti. Paėmęs pieštuką arba rašiklį, pereik juos iki galo, nesustodamas ir neliesdamas sienelių. Toliau, tame pačiame lape iš karto po labirintais yra psichologo patarimai. Linijai nubrėžti labirintuose skiriama 1 minutė. Tokiam atskiram laukelį apibrėžta ir parašyta psichologo patarimai. Tai yra visiškai nekorektiškas bet kokio testo dalies pateikimas. Ir ne vienas save gerbiantis specialistas, psichologas taip nesielgia. Ne vienam lape skirtame vaikui nėra jokių nurodymų, instrukcijų apie minutę ir kas dar baisiausia, kad tame pačiame lape, kurį taip pat skaitantis vaikas gali perskaityti, yra parašyta rezultatų įvertinimas. Ir tiek klaidų toks rezultatas, tiek klaidų toks rezultatas, pavyzdžiui, daugiau kaip 7 klaidos, žemas yra rankos judesių dinaminės koordinacijos lygis žemas. Ir vėlgi tai yra nesusipratimas, jeigu mes nesame tos srities specialistai ir nežinome, kaip atitinkamai elgtis su testuojančia situacija, procedūra, tai kam tada lysti ir kam tada daryti kažkokią tai testavimo imitaciją. Ne vienas psichologas negalėtų taip paprastai rezultatų įvertinimo parašyti toje vietoje, kur vaikas galėtų perskaityti. Rezultatai kiekvieno testo yra normaliu atveju paaiškinami tėvams, paaiškinama apskritai procedūra, paaiškinama vaiko rezultatai, kokioje imtyje yra lyginami. Ir kai mokytojai, ypatingai pradinių klasių mokytojai, ima testus neaišku iš kur gautus, neaišku kam tas labirintas tame rinkinyje apskritai buvo skirtas, gal vaikams su negalia, gal dar kažkokiai tiksliniai labai konkrečiai siaurai grupiai, tai yra visiškai nekorektiška Kaune, pavyzdžiui, gyvenančiam vaikui pakišti tokį dalį, 2 labirintus, kažkodėl tai, kuriuos reikia pereiti per minutę, o ne per 45 sekundės, neaišku atskaitos taškas, kokia standartizacija, vėlgi neaišku, ir dar daryti kažkokias išvadas. Aš nežinau, aš pati turiu tik tais lapą ir, kaip aš suprantu, čia yra iš kažkokios knygelės, yra kopija padaryta, kur apačioj aiškiai yra įvardinta didelėm spausdintinėm raidėm testas. Ir tas, kas tokius rinkinius sudarinėja, aš manau, kad daro didžiulę nuodėmę prieš vaikus,
Ir aš kviečiu savo kolegas, psichologus, kurie ypatingai darbuojasi mokyklose, tiesiog suklusti, kas vyksta aplinkui ir ką mokytojai leidžia savo daryti, ne todėl, kad būtinai jie nori pridaryti bėdos, o dėl neišmanimo. Kitame lape vėlgi yra kitas puslapis iš kažkokio fantastiško kabutėse rinkinio ir vėl apačioj didelėm raidėm parašyta testas. Ir jį skaitantis vaikas, įsivaizduokit, ateina į pirmąjį pasimatymą su mokytoja ir skaito testas. Kaip gražu, ar ne? Na, nuo mažų dienų reikia pripratinti viską. Ir vėlgi testas, rankos judesiai, pavyzdžiui. Ir taip pat tame pačiame lape yra pateiktas pavyzdys, kurį reikia atkartoti. Instrukcija vaikui yra duodama, nupiešk čia lygiai tokias pat. Ir vėlgi, kaip specialistė, pateikiu savo įžvalgą. Vaikui padaryti kopiją kažkokio daikto ir matyti to rezultatą, tai nebūtinai mes gausime išvadą apie vaiko rankos judesius. Mes galime gauti išvadą apie jo paklusnumą, apie jo sugebėjimą tobulai atkartoti, apie jo sugebėjimą nemastant atkartoti ir kaip yra nekorektiška, kai tame pačiame lape, kuriame vaikas yra kviečiamas atlikti kažkokią užduotį, vėlgi yra laukelis rezultatų įvertinimas, kuris yra daug baisesnis negu anksčiau mano minėtas. Ir pavyzdžiui, skamba toks sakinys, jei be klaidų perpieštos 5 figūros, rezultatas patenkinamas, o jeigu tik 4, turite gerokai padirbėti. Aš kaip mama užduodu savo klausimą, ką reiškia šitas sakinys? Nes save gerbiantis specialistas, jeigu ir darytų tokį testavimą su vaiku, jis paaiškintų tėvams, ką tai reiškia, jokiais būdais iš vieno tokio uždavinio perpiešti lygiai tokias pačias figūras, kaip parodyta pavyzdyje, negalima daryti iš vis išvados, jokios išvados adekvačios apie vaiko rankų judesių koordinaciją arba išlavėjimą. Ir jeigu mokytoja nedarė jokio individualaus pokalbio su tėvais, neaiškino, o tik tais palydėjo visus šitos testus žodžiais, labai už gryną pinigą nepriimkite, nepergyvenkite, čia nieko nereiškia, tai aš kaip mama užduodu klausimą, kam reikėjo pirmo pasimatymo su vaikais metu duoti tai. Tik tiek tesugebame mes. Nejau, kai ateiname į svečius pas žmonės, norime susipažinti su naujais kaimynais, nejaugi mes duodame jiem kažkokius testus. Kodėl mes taip suprimityvinam savo ugdymo procesą? Nes labai gražiai Šalva Manašvilis sako, kai ateina pas tave vaikas, tai kreipiasi jis į mokytojus, kai ateina pas tave vaikas, tu susipažink su juo. Ir kai susipažinsi, nes santykiai svarbiausi, tada galėsi pasižiūrėti, kaip jis ir ką jis daro. Daryti išvadas apie, kad ir 6-mečio vaiko prieš 1 klasę, apie jo rankų išlavėjimą, judesių koordinaciją prieš vasarą yra labai keblu, nes vaiko raida yra tokia sparti, kad per 2 mėnesius, 3 vasaros mėnesius vaikas gali padaryti ir didelę pažangą, jis gali pasikeisti, o jeigu buvo kažko pamokytas darželį, jis tų judesių nedarydamas, jis gali labai daug ką pamiršti. Todėl aš labai kviečiu tėvus kartu nepapulti į tą testo epidemiją ir labai kviečiu mokytojus liautis būti momentiniais psichologais su tais vaikais, kurių jūs nepažįstate. Jie ateis pas jūs rugsėjo 1. Jie atsineš gerą nuotaiką. Jie atsineš viską su savim, ką turi geriausio ir viską, ką turi. Ir tada jūs per laiką pamatysite, ką jie gali, kokios yra jų stiprios pusės ir kokios yra jų silpnos pusės. Ir kartu grupėje, telkdami klasę tų mažiukų pirmokėlių, galėsite labai daug suteikti jiems pagalbos.
Neatsargios frazės gali sukelti įtampą tėvams ir vėlgi vasaros atostogų palinkėjimo frazės, nepergyvenkit, čia nieko tokio. Aš nemanau, kad tai tėvai turėtų girdėti. Šnekėjau su savo bičiule prieš darydama šį video, jinai yra pradinių klasių mokytoja ir aš sakau, kaip, pasakyk, kaip, kas, gal čia tėvai kartu nori testuoti tuos vaikus, sako, nemanau. Bičiulė mane patikino, kad tėvai, dauguma tėvų labai pergyvena, kaip jų vaikui seksis pirmoje klasėje ir tos pirmos klasės taip pat bijo, kaip gali bijoti ir vaikai. Todėl, kai mokytojas pirmo ar antro ar trečio pasimatymo metu prieš vasarą pakiša testą, tai yra labai nekorektiška, tai yra labai kažkas tai dirbtino, tai yra kažkas labai netikro ir tos išvados yra šakėm ant vandens rašyta. Vienintelį dalyką, ką tikrai galėtų mokytoja pasakyti jau vasaros pradžioje, gal numatyti pagalbą logopedo, kurie vaikai sunkiai kalba ar kažkaip sunkiai kažkaip tai artikuliuoja, bet vaikai ateina į mokyklą tam, kad jie išmoktų rašyti, vaikai ateina į pirmą klasę tam, kad jie išmoktų skaityti, nors vėlgi tėvai tiesiog rašo laiškus pagalbos, klausia, ką daryti, nes labai daug mokytojų sako, kad labai būtų gerai, kad ateitumėt mokėdami skaityti. Tai nėra tiesa, tai nėra sąžininga nei šeimos, nei vaiko atžvilgiu. Nes mokytojo darbas yra išmokyti vaiką rašyti su meile ir mokytojo darbas yra išmokyti vaiką skaityti su meile, su didžiuliu noru ir interesu. Taigi, aš tikiuosi, kad kada nors ta testavimo epidemija jinai baigsis ir tėvai būkite budrus. Taip kaip mokytojai negali duoti, tiesiog neturi tokios prigimtinės teisės duoti kažkokios ištraukos iš testo, kažkokio neaišku iš vis pagal kokią procedūrą paskaičiuoti tie rezultatai, neaiškumą kažkokį ir dar pasakyti apie mūsų vaikus šį bei tą svaraus, nes mes linkę tikėti mokytojų žodžiais. Lygiai taip pat sukluskite, kai mokytojai duoda piešti šeimą arba autoportretą. Dailės terapija yra labai rimtas dalykas, jo specialistai mokosi ir netgi, kai man teko studijuoti Vilniaus universitete, niekas nemokino mūsų dailės terapijos ir reikėjo kažką papildomai būtinai lankyti, seminarus, mokymus, kad galima būtų tą taikyti su vaikais. Ir vėlgi diletantiškas požiūris mokytojo. Draugės pasakojo, davė mokytoją piešti šeimą. Sakau, ar aiškino jums su kokiu tikslu? Tam, kad mokytoja pamatytų ryšius šeimoje. O aš uždaviau labai paprastą klausimą. Ar kalbėjau po to su vaiku kiekvienu atskirai tą mokytoją apie šeimą? Nes vienas piešinys nepažįstamo vaiko, be konteksto, be jo ankstesnių piešinių, be pokalbio, be pasakojimo vaiko, ką jisai čia nupiešė, neleidžia, nesudaro sąlygų, visų pirma, net ne specialistui daryti kažkokias išvadas.